aukcijom brangų tokį Dodge Durango, kurį nusipirko klientas pats. Pirko jisai jį insurance aukcione, tai 17 metų Dodge Durango, o pastebėjom iš tikrųjų su kolega tendenciją, dažnai pradėjo iš aukciono atvažiuoti mašinos atidarytais langais. Ir nieks nežino, kiek laiko jie buvo atidaryti, bet va tokia nemaloni situacija, ne, kai nežinom, ar prilyjo, ar kažkas atsitiko, ir tenka dar pavargti, kol uždarom juos, nes kitos mašinos būna visiškai numirusios, reikia boosterio, to, ano. Tai va tokių papildomų vargų mums kartais suteikia aukcionas, o šitas Durango atvažiavo į Klaipėdą ir turėtų krautis jau penktadienį arba kitos savaitės pradžioje. Va taip atkelinėja kol kas laivus New York'e, yra pastrigęs uostas, kaip suprantam. Jau buvom su nuotaika, sakėm, kad turėtų pasikrauti šią savaitę, bet dėja atkėlė į kovo pirmąją savaitę. Tai visa krova New York'e kovo pirmąją savaitę jau prisikaupė iš tikrųjų tų konteinerių ir žiūrėsim, kaip seksis sukrauti. Viskas palei eilę, viskas keliauja, tai sekit bidauta.online ir viską ten pamatysit. O šitas Durango, kaip ir minėjau, su titlu, su visko ir keliausiu į Klaipėdą.